priglausk ir savo širdimi pajausk, ką kalba virpanti širdis. Aiškiau už ją nepasakys, nei žodžiai ištarti balsu, nei akis veriančių žvilgsnių. Priglausk kaip glaudžia artimi ir kalbink širdimi. Šiomis eilėmis noriu pradėti karaoke vakarą, kai kalba širdis. Aš Pagirių kaimo bendruomenės pirmininkė Rūta Pusvaškienė ir mano sesuo Rasa Lebedevienė būsime šio vakaro šeimininkėmis. Dabar galite paklausyti. Matot mėlynasias lenteles, štai tokias, ir į jas turėsite įrašyti, kas prisiims šio vakaro vaidmenis. Kokie tie vaidmenys yra, aš to jau apibūdinsiu. Pirmasis vaidmuo – komandos kapitonas. Žinoma, organizuotas, mokantis sakyti tostus, visų labai gerbiamas. Turės atstovauti komandai balsavimuose ir pasakyti tostą. Antrasis – ekspromtų dainos atlikėjas. Pageidautina drąsus, išvaizdus ir labai norintis dainuoti. Turės pabandyti sudainuoti dainą, ją sužinos būdamas čia scenoje tik tai. Taigi, pasirinkimas yra toks. Trečiasis vaidmuo – pasirinktos dainos atlikėjas. Pageidautina nors kartą bandęs dainuoti ir galinti savo balsu nurungti kitus priešininkus. Turės sudainuoti pasirinktą dainą iš sąrašo, kurį matote ant savo stalelių. Štai toks sąrašas, 108 dainos, iš abiejų pusių yra dainos surašytos, galėsite išsirinkti tikrai širdžiai patinkančią dainą. Na ir ketvirtas vaidmuo – vertintojas. Turintis humoro jausmą, akylos akies šeimininkas, sugebintis įžvelgti tai, ko nemato kiti. Turės vaizdžiai apipasakoti priešininkų komandos ekspromtų dainos atlikėją. Aš noriu matyti šios komandos kapitoną. Labas vakaras. Ir prašau pristatyti savo komandą visiems. Esu šios komandos šaunios išdoveikavos kapitonė Danguolė Kasparienė. Taip, ir mūsų pristatyti komandą kaip šūkiukai, ar kaip tik tai patogu. Taip, mūsų šūkiai, žinokit. Domeikavos Presto fainas, kaip užtraukiam dainą, skamba visas kaimas. Be abejo, muzikantai žino, ką reiškia Presto, ir mūsų pavadinimas komandos Domeikavos Presto. Paplojam šiai puikiai komandai. Tai reiškia galingai, greitai, bet jokių problemų. Na ir prašau, pristatykit turit suflerį lentelę, Kas visumi kokius vaidmenis prisėmė. Taip, ekspromtų dainos atlikėjas bus Virginija Sandžėnienė. Pasirinktos dainos atlikėjas Gustė Zakšauskaitė. Dideli aplodismentai. Na ir vertintojas Arūnas Zakšauskas. puiku. Paplojam šiai gražiai komandai ir mes keliaujame prie stalelio. Pastebėjote, kad važiuojant per Kauną prieš kurį laiką buvo parašyta toks stendas didžiulis. Ir Kaune gyventi galima. Tai mes atvažiavome pasakyti, kad gyventi galima ir Vandžiogaloj. Lapkričio taip pat galima gyventi. Ir visai Kauniai galima gyventi. O kasgi yra svarbiausias šaltinis to žmogaus gyvybės? Kasgi tas šaltinis? Vanduo! Mūsų komandos pavadinimas? Vanduo! Mes žinote, kad žmogaus kūnas sudaro daug procentų kas? Vanduo! Šio gyvybės vandens atvežėme ir jums. Taip, čia yra gyvybės vanduo, be kurio joks renginys, joks rimtas darbas, joks nusiteikimas nėra galimas. Todėl visus komandų kapitonus mes labai norėsime pavaišinti lašeliu vandens stiprybės joms linkėdami. Iš Vandžiogalos. Komandos kapitonas Alma Veiksmė. Toliau, kaip čia dabar, žinokit, taip gyvenimui einant į gražią viršūnę, rankos pasidaro per trumpos, akys tai geros. Taigi, ekspromtų dainos atlikėjas Inesa Upė. Pasirinktos dainos atlikėjas taip pat Inesa Upė.
žinoma, Gražina Jūra. Matyti komandos kapitoną. Esu Rasa Bujienė, sveiki visi. Čia taip įklimpom į tokį, kadangi priplizavo mus prie šito stalelio ir mūsų gaunasi komanda jungtinė. Su tokiu keistu pavadinimu Už lango. Ir spėkit kodėl. Todėl, kad pastebėjom, kad mes visos, kiek čia mūsų, 5 merginos esam sakiniais ir mes pasakė, čia mes Už lango. Pataikyk, tu man čia tokią komandą, dabar jūsų susėdų į vieną vietą. Nu. Taigi, kapitonas aš, ekspromptu padainuosiu irgi aš. Pasirinkom dainą, tai dainuos Lina. O Lina Matelienė, tai jinai tik vienintelė pas mus. O vertintoja bus Laima Trapickienė. Aš manau, Taigi, Prie pusę labas vakaras, Eglė Jankauskienė, komandos kapitonė. Mūsų komandos pavadinimas yra, kadangi daug mergaičių ir vienas berniukas, Sirenos ir Inkaras, gelbės jeigu kam. Komandos kapitonas esu aš, Eglė Žalčių karalienė. Ekspromto dainos atlikėjas Snieguolė, šį kartą be nykštuko. Pasirinktos dainos atlikėjas Andrius Zakarauskas. Zarakauskas. Negali būti Zakarauskas. Zarakauskas. Vertintojas Dana Pikudama. tai dabar Snieguolė ir Pikudama pasirodykit, kurios esate. Snieguolė ir vertintoja Pikudama. Taip, puiku. Mūsų prisistatymas toks būtų. Kadangi Lapės yra kaimas, tai mūsų stalas labai fainas, 9 mergos ir kombainas. Na taip jau tokia garbė šiandien man teko, kad šitam staleliui vadovausiu aš, Stasė Novikova. Na, kaip matot, pas mus daug jaunimo. Tik aš tai galvoju, kad mes vis tik tai šventės šitos eigoj tą jaunimą labiau išjudinsim. Šiuo metu jie nedaug ką mums žada. Na, bet mes pasistengsim. Na, o kadangi Lapės, kaip sakė, tai yra tikrai kaip ir didelis kaimas, todėl kad yra didžiosios Lapės, mažosios Lapės. Na, o šiandien čia iš tikrųjų daug skambės dainų. Tai mes norime, kad visas šitas kaimas būtent girdėtų mūsų šitas atliekamas dainas. Mes taip skambiai stengsimės gražiai jas dainuoti ir tikėsimės, kad jie visi ir girdės. Ir todėl mūsų šūkis ir yra toksai. Tegul skamba, skamba, skamba visas mūsų Lapių kaimas. Paplojimus apgyventus. O mūsų pavadinimas, na tai toks galbūt tradicinis, kadangi čia yra ir kapela susikūrus, tai mes jau gal pagal seną tą tradiciją taip ir išsirinkom pavadinimą savo komandos Lapė ant 4. Labai puikus pavadinimas. Na, mūsų vertintojas bus Danius Skapčius. Na, ekspromptu dainuosiu aš. Kadangi niekas nesutinka, visi bijo, o atlikėjai taip pat, na, jeigu čia reikės daugiau dainininkų, tai aš galėsiu pasirinkti dainą dainuoti, o taip pat mūsų jaunas 2 atlikėjos, tikrai gražiai dainuos Lina Mačiukonytė ir Akvilė Paulauskaitė. Jos dainos pasirinktas dainas. Na, o linkim visiems gero vakaro. Ir sėkmės. Kapitonu būsiu aš. Mano vardas Mikas, kaip matot, plikas, nors ne visai dar, bet jau panašiai. Mūsų komandos pavadinimas tai yra Turbo Lapė. Žinot kodėl? Todėl, kad pas mus priešais parko gatvelė miškelis yra ir tenai laksto lapės. Bet jeigu aš paleidžiu savo šunytę, tai lapės turbo nėra. Dabar dar noriu pataisyti va šitos 2 kapitonės abi. Gerbiamosios, Lapės tai yra ne kaimas. Lapės tai yra miestelis.
o Domeikava tai yra pats didžiausias Lietuvos kaimas. Oficialiai turi tokį statusą. Kuo mes jūs ir sveikinam Domeikavą. Dieve daug kiekvienam tokia kaimų. Dabar, mums kaip ir mums labės. Dabar, pas mus ekspromtų dainos atlikėjas bus Marius, kurį visi puikiai žino. Taip pat. Norėtumėm. O pasirinktos dainos atlikėjas ponia Rita, pasižiūrėkit, kokia Rita. Vertintojas bus Egidijus. Jis ne tik dainas vertina, žinome, ne? Čia lapėse. Bet gerai vertina. Taigi, visiems norime pasakyti, kad mūsų šūkis nėra to blogo, kas neišeitų į turbo. Na ir pristatykit savo komandą. Tai pristatysiu šį vakarą mūsų šią komandą. Jinai atsirado netyčia, ekspromtu, tai mums staiga ir gimė pavadinimas Netyčiukai, netyčia. Ir mes dabar sužinosim. Į tokį pavadinimą apjungėm, kad tas kaip patapo kaip ir netyčiukai. Nu, gal patiks tas pavadinimas. Taip. Nu, kapitono kaip ir išrinko, kaip ir, ne, kartu žygartų, pridėsiu, kad didysis. Puiku. O dabar šiek tiek toliau. Ekspromtų dainos atlikėjas. Atlikėja, taip. Tatjana. Taip. Ir Tatjana, prašau pasirodom. ir Tatjanai padės. Ir Tatjanai Jadvyga. Jadvyga, taip. Dabar pasirinktos dainos atlikėja taps Viktorija. O jos vardas yra labai kilmingas. Viktorija reiškia nugalėtoja. Taip, kaip ir nugalės. Labai puiku. Vertintojų mūsų kompanijoje štai yra Česlovas. Labai puiku. Lygiai labai viską vertins ir pasakys. Ir mūsų toks pavadinimas, kažkaip šūkis pavadinkim, patapo tokiu. Aktyviai gyventi ir ilgai nepasenti. Pirmasis balsavimo komisijos narys, kuris surinks raudonasias korteles ir pristatys patį geriausią ekspromtų dainos atlikėją, aš kviečiu nuo 7 stalelio raudonų apdarų apsirengusią damą. Prašau pasakyti. Jums su pasitikėjimu įteikiama ši raudonoji dėžutė ir vakaro pabaigoje jūs turėsit galimybę pasveikinti, įvertinti ir paskelbti patį geriausią ekspromtų sesijos dalyvį. Antras balsavimo komisijos narys, o jisai bus mėlynasis. Ir aš mėlynąjį nusižiūrėjus esu nuo stalelio numeris 4. Neringa, prašau. Mėlynasis komisijos narys, jums su pasitikėjimu įteikiama mėlynoji dėžutė ir jūs vakaro pabaigoje turėsit paskelbti patį geriausią vakaro vertintoją. Įteikiama baltoji dėžutė ir vakaro pabaigoje pasakysite verdiktą, kas bus pats geriausias šio vakaro kapitonas. Paskutinis, 4. komando balsavimo komisijos narys reikalingas, kaip ir sakau, rudasis, rudens spalvų, rudens gerybių. Ir aš išsirinksiu stalelį, kuris dar neturi jokio nario. Taigi, prie vandens stalelio šalia kapitonės sėdi vyrukas. Vakaro pabaigoje išrinkti patį geriausią komandos pavadinimą. Ir jums su pasitikėjimu yra įteikiama rudoji balsavimo komisijos dėžutė. Dabar norėčiau, kad kiekvienas komisijos narys prisistatytų. Taigi, prašau, ekspromtų ir raudonąją dėžutę savininkė yra Vandenė Motingienė. Žodė, prašau prisistatyti. Esu Neringa Norvaišienė, atstovauju Lapių kultūros centrą ir vertinsiu vertinimą. Aš jau pasakiau, ką vertinu, tai jokių problemų nėra. Na, ir mano baltasis komisijos narys, prašau prisistatyti, iš kur esate. Esu Darius Kairiūkštis ir atstovauju Domeikavą. Puiku. Na ir paskutinis, mano komisijos narys. Žilvinas Mickūnas, Vandžiogala. Šiomis fanfaromis iškilmingai skelbiama linksmoji mūsų antroji vakaro dalis – ekspromtų dainų sesija. Šios sesijos šeimininkė bus Rasa, taigi visas vadovavimo taisyklės ir viską pristatys jinai.
Daina susideda iš žodžių, o meilė iš širdžių liepsnos. Daina užpildo laiko tuštumą, o meilė ilgesi iš šviesos. Daina poezija ir gaidos, o meilė išsipildžiusi svaja. Daina nuo laiko blunka, mainos, tikroji meilė niekada. Dėmesio, pradedame linksmiausią dalį, ekspromto sesiją. Dėmesio visiems kapitonams, turit klausytis ekspromtos dainos. Turėsit pasakyti tostą susietą su ekspromto daina. Vertintojai, taip, noriu priminti, jog vertinti galima viską. Laikyseną, aprangą, batus, judesį, dinamiškumą, balso stiprumą, dainavimo įgūdžius. Jeigu